Prezidentūros rūmai jau laukia naujo šeimininko, kas jo bus paaiškės po kelių mėnesių. Tačiau gali būti, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje šiuose rūmuose šeimininkaus moteris. Sprendimas, kurio laukė visi. Ilgai žaidusi savotišką slėpynę su milžinišką pasitikėjimą jai reiškiančiais Lietuvos žmonėmis, Europos komisijos narė Dalia Grybauskaitė šią savaitę pagaliau atskleidė, kad dalyvaus Lietuvos prezidento rinkimuose. Aš apsisprendžiau, kad esu pasiruošusi grįžti į Lietuvą, jei Lietuvos žmonės nuspręs, kad esu reikalinga dabar Lietuvoje. Matau, kad esame visi pasilgę tiesos, skaidrumo ir atsakomybės už savo šalį. Norime visi gyventi be baimės, pasitikėdami savimi, vienas kitu ir rytojumi. Galiu ir noriu skirti savo patirtį, žinias bei gebėjimus tam, kad išguitume šešėlius iš moralės, politikos, ekonomikos ir sukurtume kitokią piliečių Lietuvą, piliečių valstybę. Todėl dalyvausiu Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Dalia Grybauskaitė jau dabar kai kas vadina lietuviškuoju Baracku Obama, tarsi visų žmonių laukiamų permainų simboliu. Atsiranda ir ją jau pakrikštijusių vilties prezidente. Visos pastarosios visuomenės apklausos rodo, kad eurokomisarė lengvai gali pretenduoti netgi į absoliučios daugumos Lietuvos piliečių simpatijas. Tad laimėti prezidento rinkimus jai turėtų būti labai lengva. Paskutinė apklausa, kuri buvo vasario mėnesį parengta, buvo klausimas, ką jūs rinktumėt Lietuvos prezidentu. Žmonės paminėjo 35 pavardas, patys minėjo, patys sugalvojo, bet 60% tų visų paminėjimų buvo Dalia Grybauskaitė, 60%. Jau kiti tie žmonės, antroje, trečioje, ketvirtoje vietoje, maždaug 10 kartų mažiau. Taigi Dalia Grybauskaitė neabejotinai taptų naująja Lietuvos prezidente, jeigu rinkimai vyktų šiandien. Tačiau ar ji laimės gegužę? Atrodytų keistas klausimas. Tačiau ar tikrai realus rinkimų mūšis jau baigtas, jam dar iš esmės net neprasidėjus. Juk iki rinkimų dienos dar laukia ilgas rinkimų kampanijos maratonas. Ir nors tai skamba paradoksaliai, ir tik šio maratono metu žmonės galės aiškiau sužinoti, kokią prezidentę iš tiesų jie išsirinktų balsuodami už Grybauskaitę. Iki šiol ši politikė visuomeniai yra pateikusi tik plačiai vertinamos finansų reikalų ekspertės, bei ir šios buvusios vyriausybės kritikės veidus. Bet ar kas nors žino, kokios yra Grybauskaitės pažiūros ir pozicija daugeliu kitų nemažiau visuomeniai svarbių klausimų? O gal ir nesužinos? Kai kurie apžvalgininkai teigia, kad norėdama laimėti ir gegužę, eurokomisarė turėtų stengtis kuo mažiau būti Lietuvoje ir kuo mažiau kalbėti. Dalia Grybauskaitė savo populiarumą užsiaugino labai aršiai kritikuodama Gedimino Kirkilo vyriausybę. Dabar Gedimino Kirkilo nebėra. Yra Andriaus Kubiliaus vyriausybė, o Dalia Grybauskaitė jau deklaravo, jog šios vyriausybės politikai ji iš principo pritarė. Tai jeigu per prezidento rinkimų kampaniją ji ir toliau laikytųsi šių nuostatų, ji prarastų vieną iš svarbiausių savo privalumų. Žmonės nebelaikytų jos sava, nes ji nebebūtų valdžios, kurios paprastai dauguma žmonių, lyg ir linkę nemėgti, kritikė. Tai manau, kad toks nemenkas praradimas galėtų būti per rinkimų kampaniją. Jeigu Dalia Grybauskaitė bandytų laikytis kitokios taktikos ir staiga pakeistų savo nuostatas, imtų švelniau ar griežčiau kritikuoti dabartinę vyriausybę, daliai žmonių jinai galėtų pasirodyti nenuosekli, o galbūt net ir šiek tiek veidmainiška. Vėlgi privalumų turbūt to nepavadintume. Grybauskaitės rinkimų kampanijos taktika paaiškės tik vėliau, tačiau ar tikrai yra ko baimintis visuomenės apklausų lyderiai, net jei kiekvienas jos kažkada žengtas žingsnis ir ji pati dabar bus pradėta narstyti po kaulelį. Ar įmanoma, kad stulbinantis populiarumas per kelis mėnesius taiga išgaruotų? Reikėtų bent pusę metų kažką tai blogo daryti, kad nukrist. Jeigu labai stengtis, dieną iš dienos kartuot, kad pensininkai turi susiveržti diržus ar kažką, tai tada žinoma tas populiarumas sparčiai kris, bet jeigu to nedaryti, tai jis išliks. Kad ir kaip būtų platesnė pažintis su visuomenės numylėtinė Dalia Grybauskaitė, dabar tiesiog būtina pačiai visuomeniai. Todėl tai atleidžia visi kiti kandidatai, būtent ši pažintis ir taps didžiausia prezidento rinkimų kampanijos intriga.